Sveiki sodininkai mėgėjai, 25 metai, birželio 14, truputėlį apie vynuogės. Mano reportažai daugiausia apie graikinius, bet aš labiau vynuogininkas. Tai norėčiau kelis akcentus tokius uždėti. Nušalo viskas praktiškai, visos veislės, bet atkreipkim dėmesį į Svensson Red. Svensson Red atsistato iš pakaitinių pumpurų. Kaip matot, yra kekės. Jeigu spės, sunoks. Gali nelabai spėti, bet turėtų pagal viską spėti ar sunokti. Vat kaip matot, po vieną, po dvi kekės, kai kur yra ir po 3 kekės. Reiškia, šita desertinė veislė tikrai yra verta dėmesio. Einam dabar truputėlį prie Aliberne arba Adeski Čiornai. Visiškai nušalę buvo, lygiai taip pat. Atkreipiam dėmesį. Ant naujo auginio. 1, 2, 3 kekės. 1, 2, 3 kekės. Va, kaip matot, va čia irgi jaunas auginukas, 2 kekės. Čia irgi 2 kekės. Irgi lygiai taip pat. Visur po 2 kekės. Jeigu bus toliau šilta, manau, kad jos gali pasivyti. Aliberne arba Adeski Čiornai yra didžiausia išeiga sulčių. 73-76 procentai. Paeikim truputėlį prie sienos, dar pažiūrėkim kaip. Čia nenušalo Aliberne. Nu, vat, šiek tiek didesnės kekytės, bet dar tik va pradeda žydėti. O šitą jau skleidžia žiedelius. Taip, kad gal, manau, jeigu bus šilta, tai ko gero ir sunoks. Čia tai tikrai sunoks, kadangi kasmet sunoksta čia apie rugsėjo 20 dieną. Ten būna spalio pradžioj. Jinai vėlyvesnė, bet žinot, visos vynuogės, kurios yra vyninės ir geresnė kokybė, tai be jokios abejonės sunoksta vėliau 125-135 dienos. Priklausomai nuo vasaros.